Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Kviečiu kartu patyrinėti LG G3. Dėžutėje randu telefoną, įkroviklį, USB laidą ir ausines. G3 atrodo solidžiai, tarsi jo korpusas būtų iš aliuminio. Ši iliuzija išsisklaido, kai paimu telefoną į rankas. Suprantu, kad jis pagamintas iš plastiko, imituojančio metalinį korpusą. Rankoje jį laikyti malonu. Telefono nugarėlė dėja neatrodo tvirtai, tačiau ją galima pakeisti, pavyzdžiui, nugarėlę su ekrano dangteliu. Ausinių ir micro USB jungtis yra apačioje, kiti mygtukai išdėstyti neįprastai. Tiek jungimo, tiek garso reguliavimo mygtukus randu nugarėlėje. Po galiniu dangteliu yra keičiama baterija ir microSIM bei microSD atminties kortelių jungtis. Be abejonės didžiausias LG G3 pliusas yra erdvus ir ypač didelės raiškos ekranas. Jo ekranas sudaro 4 kartus daugiau pikselių negu įprastos HD raiškos. Tokia didelė raiška leidžia maloniai naršyti ir dirbti su dokumentais. Vaizdo tilps tikrai daug. Tačiau šis išmanusis nebūtų pirmasis mano pasirinkimas, jeigu tektų daugiau naudotis telefonu lauke. Deja, šviečiant saulei tiesiai į ekraną, jis nėra toks ryškus, kaip norėtųsi. Baterija yra labai talpi, tačiau jos išlaikymo trukmę vertinu dvejopai. Budėjimo režimu baterija daro stebuklus, bet viskas apsiverčia aukštyn kojomis, kai nusprendžiu pažiūrėti filmą. Baterija įspūdingos talpos, bet didelės raiškos ekranas irgi reikalauja daug energijos. Man aktyviau naudojantis baterijos užteko visai dienai. Rezultatas labai priminė HTC One M8 baterijos laikymą. Dėl ypatingai didelės raiškos ekrano ne tik greičiau išsikrauna baterija. Didelės raiškos vaizdų apdorojimas reikalauja papildomų procesoriaus resursų. Šiuo atžvilgiu jį galima tik pagirti. G3 susidoroja su visomis užduotimis sklandžiai. Galiu mėgauti žaidimais ir naudotis keletų programėlių vienu metu be menkiausių strigimų. LG G3 vartotojams palieka kiek daugiau negu 10 GB laisvos vietos. To pakaks įprastiems poreikiams. Jeigu vietos reikės daugiau, galėsite pasitelkti microSD atminties kortelę. G3 yra tarsi Jameso Bondo telefonas, su kameroje įmontuotu lazeriu. Pasitelkę jį, lazerio šviesų šou draugams nesukursite, tačiau vaizdą kameros sufokusuos tikrai greitai ir tiksliai. Todėl 13 megapikselių kamera gauna pakankamai geros kokybės nuotraukas. Spalvos galėtų būti kiek sodresnės, bet objektai ryškūs ir niekiek neišplaukia. Kaip ir priklauso, kamera turi ir kitų naudingų funkcijų, tokių kaip panoraminio kadro, norimo objekto sufokusavimo ar HD režimą paryškinantis spalvas. Telefone įdiegta operacinė sistema Android. G3 meniu yra patogiausias, kokį iki šiol yra sukūrusi LG. Atrodo paprastai ir gražiai, lengva pritaikyti prie asmeninių poreikių. Pavyzdžiui, smagu, kad galiu keisti pagrindinių mygtukų išdėstymą arba pridėti naujų, tarkim pranešimų centro išskleidimo mygtuką. Intuityviai valdoma klaviatūra man yra viena iš nedaugelio, kurios nesinori vos paėmus į rankas telefoną pakeisti kurią kitą iš Google Play. Ji tikrai patogi. Programėlė Health patiks sportuojantiems ir dėmiai sekantiems suvartotų kalorijų kiekius. Ji leidžia nusistatyti tikslus ir sekti savo pažangą. Atrakinimo funkcija Knockout yra išskirtinė LG modelių savybė. Ji leidžia susikurti savo pabeldimo derinį ir jį naudoti telefono atrakinimui. Telefonas reaguoja ir kai ekranas yra neįjungtas. LG siūlo ir galimybę sukurti svečio režimą. Nustatau, kuriomis programėlėmis svečias gali naudotis ir esu ramus dėl likusios informacijos saugumo. Atrakinti telefoną svečias turi kitų beldimo kodų. Mano išvada. LG pasistengė nustebinti rinką ir sukūrė inovatyvų įrenginį, galintį sėkmingai konkuruoti su aukščiausios klasės kitų gamintojų modeliais. LG G3 rekomenduoju norintiems lengvai pritaikymo prie poreikių išmaniojo, kuris turi tikrai erdvų ekraną ir gali greitai bei sklandžiai įamžinti svarbias akimirkas.